Taip bent, tavo tėvas su pana, negaliu patikėti. Mergaitė Sonia. Marisa ir Mija. Jau atvažiavo, man reikia dinti. Būtent. Ar aš panašiai save? Ne, tai tu panašiai spinta. Maža, stora. Negaliu patikėti. Tėvelis su tokia boba. Einam. Labas. Sveika, mieloji, pradžiuginė mane. Kaip laikais? Džiaugiuosi tave matydamas. Kodėl nebėgi pas kitą ponę, su kuria bučiavaisi? Mačiau pro langą. Taip, abi matėm. Kokią ponę, kokią ponę? Tėvelį ji maža, stora, aš mačiau. Nekalbėk taip. Kažkokia boba. Tik to jei nenori pasakot, nereikia. Matai, jį teisingai kalba, mieloji, būk gera. Kiek tam jie? Tėvelį paaiškink, kas to daro, tu įraudęs, suprakaitavęs tėvelį. Nesuprakaitavęs, gana dukrelė, gana. Ko norėjot? Parašų atėjom pasimt parašų. Kokių parašų? Supratau, visa šeima turi tik po vieną neuroną. Parašų dėl regbio varžybų. Ne, gavau labai mažai, nieko gero. Kodėl? Tėvelė, mums jų labai reikia. Kodėl? Mūsų apgavo. Man labai tinka šitas laikrodis, paskolink vienai dienai. Ką mes su juo veikiam? Pažiūrėk jį. Jį reikia pribaigti, nieko nesuprantu. Jau sugalvojau. Ką žadė daryti? Labas, tėvelė, čia Pavlas. Kodėl man atsiuntėjai šitą kvailį? Aš turiu reikalų. Kodėl neperspėjai? Turiu ponų, išeinu. Ne. Pasiliksiu. Gerai. Niekur neisiu. Viso. Ką sakė? Aš įvarytas į kampą, nieko negaliu pakeisti. Geriau pasivaikščiosiu po mokyklą. Gerai. Visą beik. Gerai. Dink. Viso. Kaip laikais, Lola? Gerai? Koks tavo reikalas? Gal neikim šiandien į kiną? Labai norėčiau, bet susitinku su Pablu negalėsiu. Gal tau rūbų paskolint pasimatymui? Galima sužinot, kas tau daros, kad paskutiniu metu esi tokia gerutė? Lola, tu mano sesuo, todėl aš stengiuosi. Jei mes seseris turėtum žinot, kad labiausiai mane patinti, kai lydės šventąją Laurą. Kas Lolai atsitiko? Nieko, kaip visada. Manau, kad pasaulyje nėra labiau besipykstančių seserų. Nieko keisto, kad seseris pykstasi. Aš su savo broliu visą dieną pykdavausi. Dabar geriau sutarėt? Jis mirė. Atsiprašau, tikrai nežinojau. Atsiprašau, kokia aš bjauri, kokia bjauri. Ne, viskas gerai. Aš vis tiek labai bjauri, siaubas nepyk. Ne, viskas gerai. Geriau papasakok, kodėl su Lola susipykot. Kągi, pirma darbo diena. Tome labai nervinas. Taip. Einam. Glorija? Labas. Pieno nebėra, limonadą tik įdėjau šaldytuvą. O duona vakarykštė labai kieta. Ko norit? Puiku, tu atleista. Ką, kodėl atleista? Ką girdėjai, Glorija? Dunofas mums liepė tave pakeisti. Kodėl laikinai ar visiškai? Visiškai. Eik į savo kabinetą. Ko lauki? Į savo kabinetą. Vadinas, bare nebedirbsiu. Jūs aptarnausit? Vaikai, aš jūs myliu. Geriausia naujiena, kokia esu gyvenime girdėjus. Aš jūs myliu. Imk. Čia tau sudie. Viso gero, tikiuosi, čia nebegrįšiu. Atsigauk. Apsitvarkykim. Palauk. Kas atsitiko, Tomai? Iš anksto viską įsiaiškintume, kad darbas sklandžiai vyktų. Gerai. Klausyk, žinau, kad aš tau patinku. Žinau, kad jauties kaip apsėsta, Solė man sakė. Ne, ką tau sakė Solė? Pilara, nenoriu tave skaudinti. Apgailestauju, jei tave nuvilsiu, bet liaukis mane persekiojus. Nesiuntinėk man anoniminių laiškelių. Ne, aš tau nieko nesiunčiau. Kas tu taip sakė, Tomai? Solė, be to gavau anoniminį laišką. Tikrai ne nuo manęs. Nežinau, kodėl ji tai pasakė. Kas dabar aptarnaus? Norim valgyti. Einu. Tomai, atneš sulčių. Labas rytas, Tomasitai. Smagiai dirbat? Labas rytas, ponė Dunofai. Kaip baras? Gerai, labai gerai. Kaip sudarėt su Pileu? Puikiai. 10-ukui. Atsiprašau. Bloga pradžia skūra. Atsiprašau, ponė Dunofai. Labas. Sabri, sveika, kaip laikais? Viskas gerai? Taip, ką čia veikia? Nieko, grįžau rūpintis grupė, kaip tu prašei. Kągi, ačiū. Puiku, tiesa? Taip, puiku. Visi tavim labai pasitikim. Grupiai tavęs reikia. Turim bėdų dėl grupės. Kas atsitiko?
Nieko, tėvelis šiek tiek nerimauja dėl Pablo. Tėvas jam neleidžia nei grot, nei dainuoti. Taip, viskas tvarkysim. Jau turim planą, labai stengiamės. Taip, bet mano tėvelis nenori turėti nemalonumų su meru. Todėl norėtų su jumis susitikti. Kam? Nežinau, nesakė. Nenorės kompaktą įrašyti. Tikrai nenorės. Manuelį, nemanau. Nežinau, ką tau pasakyti. Sugalvojau. Darysim štai taip. Mes pasistengsime pridengti Pablą, nukreipti mero dėmesį. Gal net pavyks jį įtikinti. Tik prašau, Bugerą, pasikalbėk su tėveliu, paaiškinkim viską. Mums tai labai svarbu. Gerai? Gerai, prižadu labai pasistengti. Ačiū. Nieko nedaryk, nesirūpink. Sveika, Sabri. Labas. Kaip laikais? Gerai. Čia biblioteka? Tikriausiai ne daržovių parduotuvė. Gal kartais matėjai Marisą? Nemačiau. Koks aš kvailys, nenoriu prarasti Marisos. Nieko tikėsi, iškritęs tokia kiaulystė. Žinau. Kodėl žaidė dvigubą žaidimą? Ir dar su Marisa. Todėl, kad aš kvailys. Jau sakiau, blogiausia, kad supratau, jog iš tiesų myliu tik ją. Bandėjai pasikalbėti? Pasikalbėti. Ji net nesisveikina, ką man daryti. Nežinau, bet ilgiau nelauk. Susitikit kur nors koridoriui. Gera mintis. Nustebau, kad taip maloniai elgėsi su Sabrina. Kodėl? Manuelis sako, kad ji labai gera. Žinokit savo, man ji nepatinka. Kodėl? Nežinau, kodėl ji man nepatinka, bet perspėjau tave, nes tu pusiau... Gana, Marisa. Pasakyk, kuo tau nepatinka. Man nepatinka, kad ji taip priskretas prie Manuelio. Jų santykiai nepatinka. Jie geri draugai ir tiek. Perspėjau, mano manimo, turėtum būti atidi. Kad neliktum nustebinta. Žinai ką? Aš taip myliu Manuelį, kad negaliu jo nepasitikėti. Negaliu. Nesirūpinu dėl to, ką daro Sabrina. Tikriausiai todėl, kad taip myliu. O aš nepasitikiu, nes man draugus įstatė. Diegas? Taip, draugaudamas su manimi, jis turėjo kitą. Gal dėl tavo išvaizdos? Matai, nieko nesupranti. Ne, palauk. Ką? Nusišypsok, tu verta daugiau. Taip, daugiau ragų. Marisa, pasikalbėkim. Ne. Bugera, labai prašau, reikia pasikalbėti. Palauk. Ne, Diegai. Bugera. Imk. Yra naujienų apie varžybas? Ne, nieko. Toliau renka parašas. Džiaugies laimėjimu? Taip. Žinoma, kai laimėjai, net nevertini. Daugiau sužinau apie Ricardą Farą. Ir ką? Kuo jis susijęs su Blasu, jie draugai? Ne, regis, šiek tiek daugiau. Jis tėvas ir sūnus. Man taip atrodo. Iš kur žinai, Luchi? Nu jau tak uždam. Rašoma, kad Ricardas Fara turėjo sūnų, bet niekada to nepatvirtino. Jei gerai paskaičiuosim, kiek laiko praėjo, Blasas ir Ricardo Faro sūnus būtų vienmečiai. Taip, bet tokiam amžiaus vyrų yra daug. O kiek iš jų pasikeičia vardą? Kiek iš jų taip susijęs su Ricardo Fara? Gali būti. Bet reikia įsitikinti. Tai ir stengiuosi padaryti. Tik nežinau kaip.